buvo matomas iš tolo ir simbolizavo valstybės rimtumą bei pažangą. Stoties vidus garsėjo savo grožiu ir puošnumu. Interjeras buvo šviesus, erdvus, su aukštomis lubomis ir dekoratyvinėmis detalėmis. Keleiviai galėjo jaustis lyg atvykę į svarbią europietišką erdvę. Tai buvo ne tik transporto mazgas, bet ir reprezentacinė valstybės vieta. Tarpukariu Virbalio stotis garsėjo ir netradiciniais prekybos vaizdais. Čia vykdavo žąsų pardavimai. Suvalkijos kraštas buvo žinomas dėl išvystytos žemdirbystės ir paukštininkystės, todėl ūkininkai atveždavo žąsis parduoti ir išvežti į užsienį. Peronuose ar šalia sandėlių girdėdavosi gagėjimas, šurmuliuodavo pirkėjai ir tarpininkai. Tarpukariu Radviliškis buvo vienas svarbiausių Lietuvos geležinkelio centrų. Čia susikirsdavo pagrindinės linijos į Šiaulius, Panevėžį, Klaipėdą ir Kauną. Todėl miestas tapo tikra transporto širdimi, pati stotis atspindėjo šį ritmą. Jos pastatas buvo santūrus, funkcionalus, be perteklinės puošybos. Neatsiejama šios sistemos dalis buvo ir vandens bokštas. Garvežiams reikėjo milžiniškų vandens kiekių garui gaminti. Tarpukariu Marijampolė buvo svarbus sustojimas kelyje į Europą. Stotis stovėjo prie pagrindinės geležinkelio linijos, vedusios Vokietijos sienos link Virbalio ir Kybartų kryptimi. Todėl pro čia nuolat keliavo aukščiausi valstybės pareigūnai, diplomatai ir net Antanas Smetona. Klaipėdos stotis iškilo dar 1875 metais, kai Klaipėda, tada Memelis, priklausė Prūsijai. Tai klasikinio vokiškojo geležinkelio stiliaus pavyzdys, kuris pergyveno abu pasaulinius karus. Jos raudonų plytų mūras išsaugojo autentišką rytprūsių architektūrą net sovietmečiu. Stotis regėjo prancūzų karius ir dramatišką krašto prisijungimą prie Lietuvos. Kadangi Kaunas buvo laikinoji sostinė, stotis tapo diplomatijos centru. Čia buvo pasitinkami visi užsienio ambasadoriai, karaliai ir prezidentai. Stotyje veikė specialios, itin prabangios vyriausybės laukiamosios salės, apstatytos geriausiais lietuviškais baldais, kad svečiai iškart pajustų jauną, bet modernę valstybę. Tarpukariu Vilniaus geležinkelio stotis buvo ne tik vienas svarbiausių Lenkijos transporto mazgų, jungusių miestą su Varšuva ar net Paryžiumi, bet ir tikras architektūros perlas. Monumentalus XIX amžiaus istorizmo stiliaus pastatas su gausiai dekoruotų fasadu bei arkiniais langais labiau priminė rūmus nei stotį. Jos viduje pulsavo prabangus gyvenimas. Čia veikė elitinis restoranas, garsėjęs gurmaniškų meniu ir gyva muzika. Tarpukariu Virbalio geležinkelio stotis buvo vieni svarbiausių Lietuvos vartų į vakarus. Tai buvo mūrinis istorizmo ir neoklasicizmo bruožų turintis pastatas su simetrišku fasadu bei aukštais langais. Pastatas buvo matomas iš tolo ir simbolizavo valstybės rimtumą bei pažangą. Stoties vidus garsėjo savo grožiu ir puošnumu. Interjeras buvo šviesus, erdvus, su aukštomis lubomis ir dekoratyvinėmis detalėmis. Keleiviai galėjo jaustis lyg atvykę į svarbią europietišką erdvę. Tai buvo ne tik transporto mazgas, bet ir reprezentacinė valstybės vieta. Tarpukariu Virbalio stotis garsėjo ir netradiciniais prekybos vaizdais. Čia vykdavo žąsų pardavimai. Suvalkijos kraštas buvo žinomas dėl